Labą dieną. Čia susirinkome išklausyti būsimųjų kandidatų į prezidentus pasisakymų, tad kviečiame juos čia prisėsti. Sveiki visi. Labai konkrečių pažadų, kaip koks Uspaskichas, mažinti mokesčius, didinti algas neturiu. Tiesiog šiek tiek abstrakčiau kalbėsiu. Visų pirma, tai manau, dabartinė situacija mokykloje nėra labai bloga. Jei mane išrinksite, aš tikrai pasistengsiu išlaikyti tai, kas yra dabar, ir aišku, jį pavyks pagerinti. Taip pat iš nepatikimo šaltinių girdėjau, kad paskutiniu metu parlamentas darosi labai pasyvus. Taigi aš tikrai jų užjudinčiau, jeigu man suteiktume tokią teisę. Taip pat stengsiuosi būti tautos balsas. Klausysiu jūsų visų, jūsų nuomonė, jūsų pageidavimo, keliausiu pas aukščiausiosios mokyklų. Labą dieną, moksleiviai, mokytojai. Kandidatuoju Jono Biliūno gimnazijos prezidentus, nes tikiu, kad galima paversti šią mokyklą vietą, kurioje gera leisti laiką. Visiems. Nes nemanau, kad šiuo metu taip tikrai visiems yra. Jeigu išrinksite mane Jono Biliūno gimnazijos prezidentu, aš pasistengsiu tinkamai reprezentuoti savo mokyklą. Tai pirmiausia, ką aš norėčiau pakeisti mokykloje, aš norėčiau suaktyvinti visus mokinius dalyvauti visokiose įvairiose renginiuose, socialinėmis temomis ir kitokiose aktualiuose. Taip pat manau, kad reikėtų, kad aš galėčiau gerai atstovauti mokyklą mokinių taryboje ir kitose institucijose, kai yra susirinkimai kartu su kitų mokyklų prezidentais. Noriu paklausti, koks šiuo metu yra jūsų požiūris į mokyklą ir kaip jūs teisite moksleivių požiūrį? Toks, kad į mokyklą, kaip čia sakyti, einu dėl to, kad reikia. Kokios tavo asmeninės savybės tau padeda ir kokios trukdo kandidatuoti ir tapti mokyklos prezidentu? Nežinau, iš tiesų. Padeda galbūt. Nežinau, nežinau iš tiesų kokios savybės čia. Labai keblus klausimas. Sunku žvelgti save. Nežinau. Aišku, dalykai? Tikrai nieko nežinau. Aš turiu dar vieną klausimą. Ir skirčiau jį Romualdui. Konkrečiai jis kalbėjo, kad jį išrinkus prezidentu, mokykloje iš tikrųjų daug kas pasikeistų ir būtų geriau. Kaip jūs galvojat, kas mokykloje iki šiol yra buvusio prezidento darbe blogai? Manas buvo gana pasyvus. Daugelį renginių ir, tarkim, girdėjau iš parlamento narių, kad jis tiesiog ateidavo į parlamentą ir kartodavo jiems, kaip viskas negerai. Tačiau pats nieko nepasiūlydavo. Manau, kad prezidentas pats turi galvoti, o ne tik spausti kitus, šiuo atveju parlamentą. Yra tavo atsakingumas. Aš galiu irgi atsakyti šitą klausimą. Aš žinau, bet aš galėčiau atsakyti, kaip man tai žinau. Teisingai. Aurimas nepavyzdys. Pritariu Skoliui. Visų pirma, tai atšvęsiu.